tas kamuolys. Ir greitas puolimas. Tayloras surastas, bet puikiai Kristianas Mekovulu. Tayloras su kamuoliu 5 sekundės lieka Vilkų atakai. Čia jau priverstinis kažkiek Tayloro metimas. Dar vienas netaiklus Wolves be tritaškis, bet Eigirdas Žukauskas. Spėjo ir save pamatyti ekrane. Žemaitis, baudos aikštelėje, nelengvas metimas ir čia taškai su pražanga. Tai svarbus. Taiklus pirmasis metimas dar ir su RJ Kaulo pražanga. Gytis Masiulis. Beručka, bet ir vėl nuo galinės linijos Vilkai pasitinka varžovus ir perimo kamuolį, prašau. Labai agresyvi gynyba nuo pat susitikimo pradžios, o čia Taylorui nepavyksta pelnyti taškų. Armantas ties baudos, atsiprašau, Echodas ties baudos aikštelės kampu, perdamas posturiui, geras. Buvo Tayloro blokas jam, o Gytis Masiulis sužingsniuoja, bandydamas susikurti erdvės metimui. Taip, tai buvo labai rezultatyvus žaidimas, bet skirtumas dar tikrai mums nesakė, kad Rytas laimės tą dvikovą taip užtikrintai. Rašydas Salimonas. Ir stebėkime krepšinį toliau. Bent jau kol kas tas nerezultatyvus žaidimas, toks palankesnis Nedo Pacevičiaus auklėtiniams. Tayloras vėl bandė pažaisti prieš Fosterį, pamatė, kad yra laisvas Kristupas Žemaitis ir čia Margiris Normantas neprieina laiku prie varžovo. Vilkų, aišku, tas žaidimas irgi kol kas toks ganėtinai buksuojantis ir ganėtinai klampus. Bet jie vis tiek yra ten, kur jie ir nori būti, Benediktai. Tayloras būtent prieš Gytį Masiulį dabar žaidžia. Stapteli baudos aikštelėje, nelengvas metimas, bet tiesiog. 1 sekundė, Salimonas spėjo išvesti kamuolį ir vėl Salimonas. Galima kalbėti, kad tai buvo tik tai toks rotacijos sprendimas, bet faktas, kad Kariniauskui prieš Rytą šiame sezone žaisti tiesiog kraupiai nesiseka. Rašydas ir krepšys vos nebuvo nuraškyta. Buvo netoli to puolime atkovoto kamuolio Vilniečiai, turiu omeny Vilniaus Rytą, labai. Yra kai kurie terminai, kuriuos jis įpratęs naudoti ir kurie tiesiog jaunas šitoje serijoje. Čia Kristupas Žemaitis. Beveik privertė sudeginti 8 sekundės savo aikštelės pusėje varžovą, bet Vilkai ataką perėjo. Tayloras. Gera buvo šiaip jau Fosterio gynyba, bet Jeffas Tayloras, netaiklus tolimas metimas iš aikštės kampo susitikimo pradžioje. Vienas iš tų tikrai dar Ryto rezervų šiandien. Tarmanas gerai vertina situaciją. Paskutinę akimirką įkirto į baudos aikštelę Žukauskas, jis surastas. Tose fizinės jėgos dvikovose jam tikrai labai sunku. O čia viena iš jų. Ir šį kartą atsilaiko. Bet jis yra labai geras lanko saugotojas. Čia išsaugo ir kamuolį Žukauskas, bet galiausiai raudonoji siena. Wolves Twinsbet arenoje. Įspūdingai atrodo Eigirdo Žukausko kovingumas. Ir taip, iš ties, čia ne kokia metafora, bet iš tiesų mūsų... Eigirdas Žukauskas. Pats iki galo atakuoja Gytį Masiulį, pelno taškus Žukauskas, neblogai ir jo atkart. Tas identiškumas šiuose rungtynėse tikrai vis dar mus lydi. Sulaimonas dešinė ranka labai lengvai čia. Na tai pažiūrėkim toliau. Salimonas šį sykį prieš Veličką. Į baudos aikštelę dabar jau kairė ranka, rezultatas vėl tas pats. Tayloro priverstinis metimas. Taškų nėra, Beručka kamuolio neįmušė, Mekovulu dar vienu bandymu 2+1. Ir Arnas Beručka išleidžia emocijas. Ieško vis opcijų Pacevičius, kaip išjudinti tą puolimą. Būtent trečiajame ketvirtyje. Žagaras tik pasirodęs aikštelėje tą visai neblogai iškart ir padaro. Ši arena dabar jau pulsuoja ne juokais. Lengvai dreba žemė po kojomis. Sulaimonas atsako 2 taškais. Normantą ten užgesina Wolves Twinsbet. Baudos aikštelėje Sulaimonas. Kiek daugiau nei minutę trečiajame ketvirtyje. Sulaimonas vėl Sulaimonas. Nežinau, kelintą jau. Paskutinė Vilkų ataka trečiajame kėlinyje. Sulaimonas atšokęs 3 taškai.
Saliamonas dabar įjungia tą mambos mentalitetą ir išties, nors ir žaidžia vien tik tai vienas, bet tą daro super efektyviai. Ir dabar 10 taškų skiria komandas Tarmanas. Saliamonas laukia perdavimo, Tarmanas viską daro pats. Ir galiausiai antrųjų šansų pelno 2 taškus. Dar sykį ta paskutinioji ataka, kai Tarmano ir kamuolys slydo iš rankų ir jo metimas. Kaulas 2 sekundės suspėja atlikti metimą, taškų nėra, su kamuoliu Vilkai, Sulaimonas priekyje. Kaulas tenai tiesiog išsitiesė. Sulaimonas, jo atsakymas. 79-65. Žagaras, geras perdavimas Tarmanui, šis 3 su pražanga ir greit tie, kurie ką tik pašoko, greit prisėda. Asmeninė pražanga užfiksuota Margeriui Normandui, kuris čia atrodė, kad bandė išvengti kontaktą. Žagaras, kaip čia perima kamuolį pats greitajame puolime. Atmestas kamuolys Tarmanui, šis iš toli dar kartą šį sykį netiksliai. Dar vieną šansą kūrėsi Wolf Twinsbet, Sulaimonas pelno taškus. Priešonas Tarmanas turbūt labiausiai varžovus provokuojančių žaidėjų. Žemaitis. Labai žemaitiškas metimas po driblingo į kairę ir ta žema trajektorija. 6 sekundės ir Wolf Twinsbet atsisako pasiduoti.